Ar sumuštinis gali būti sveikatai palankus? Žinoma, kad gali būti. Jis gali būti ne tik tai sveikatai palankus, bet ir labai labai maistingas, tinkantis ne tik tai vakarieniai, bet ir pietų pasirinkimas gali būti. Tai daug baltymų, daug skaidulinių medžiagų turintis sumuštinis, taip pat jame yra ir gerųjų riebalų. Ir šį subalansuotą sumuštinį verta pasigaminti, o užtruksite tik 15 maksimum minučių. Gaminimo eiga yra tokia, kad mes tiesiog paruošiame kiaušinienę, išplakame kiaušinį ir įkaitintoje keptuvėje su trupučiu alyvuogių aliejaus kepame, kol susidarys kiaušinienės gabalėliai. Juos dedame ant duonelės, ant kurios yra avokadas supjaustytas, padėtas. Tuomet ant įkaitintos keptuvės su trupučiu alyvuogių aliejaus papjaustome pomidoriukus ir juos pagardiname druskyte, pipiriukais ir balzamiko padažu. Dedame ant sumuštinio, taip pat ant viršaus rukolą arba kitaip garžgarštę tiekiame ir galime daryti dvigubą sumuštinį, uždengti viršų kitą duonos riekele. Jeigu patiko tau šis receptas, prašau uždėk širdelę. Daugiau mano receptų rasi Sveikatai palankus LT svetainėje.